7bet lažybos. 7bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Sveiki gyvi, kaip supratote, šiandien švenčiu Portugalų pergalę Tautų lygos finale. Bet šiandien kalbėsiu ne apie futbolą, kalbėsiu apie krepšinį. Komentatorius ir žurnalistas Jonas Lekšas jūsų ekranuose. Sugrįžtu po šios tokios pertraukėlės, bet sugrįžtu būtent į finalų savaitę, finalai Lietuvoje, finalai NBA ir būtent šią savaitę kalbėsiu tik apie juos ir pradedu jau nuo trečiadienio. Bronzinė serija prasideda Jonava prieš Panevėžio 7bet Lietkabelį, panevėžiečiai šią seriją iki 3 pergalių atidaro namuose ir didžiausias klausimas, kiek dar energijos turės Nenado Čanago Kariauno, kuri verta didžiausios pagarbos už tai, kaip jie pasirodė pusfinalyje, į kokį stresinį lūžį nustūmė Vilniaus Rytą, kuris turėjo žaisti 5-asias serijos rungtynes, galiausiai perlaužė tą seriją Vilniečiai, bet tikrai dovana buvo visiems sirgaliams. Panevėžio 7bet Lietkabelio išretėjusių gretų pasirodymas, o Jonavos komanda kurį laiką jau ilsėjosi ir klausimas, kam čia labiau išeis į naudą, kartais tokios pertraukos ir nelabai padeda, bet faktas, kad ilga serija skambėtų kaip Jonavos laimėjimas, kadangi neaišku, kiek dar Panevėžio 7bet Lietkabelio realiai 7 žaidėjai dar turi energijos, vis dėlto aš tikiu, kad ant tos geros bangos jie pratęs tą mažojo finalo startą ir iškovos pergalę namuose, pirmosiose rungtynėse 6-8 taškų persvarą. Ketvirtadienį prasidės ir Lietuvos krepšinio lygos finalas, bet prieš jį pakalbėkime apie ketvirtadienio naktį, kur tęsiasi NBA kovos ir serija keliasi Indianapolį. Indianos Pacers pirmosiose rungtynėse dramatiškai su Tyreso Haliburtono metimu išplėšė pergalę, tai buvo tikrai nemaža sensacija. Bet Thunder išlygino seriją 1-1 ir dabar Indianoje visiška lygybė, 2 rungtynės ten ir kažkaip man prieš seriją atrodė, kad Thunder yra absoliutus favoritai, tiesiog komanda visą sezoną eina lygių keliu. Tuo metu Pacers pakilimas įvyko atkrintamosiose, bet žiūrint iš talento pusės, kad ir kokia įvairiapusiška Indianos komanda, kad ir kaip abi komandos gerai gynasi, vis tiek Thunder turi daugiau patirties, galvoju ne patirties, o talento, sakyčiau, žymiai lygesnė sudėtis ir Shai Gilgeous-Alexanderija turi vis dėlto, tai yra geriausias žaidėjas per abi komandas, kad ir koks nuostabus yra Haliburtonas, kad ir koks geras yra Siakamas, vis dėlto didžiausia žvaigždė yra šio sezono MVP kanadietis, tad prognozuoju, kad perlaužė Thunder ir būtent tai vyks trečiajame serijos mače, pergalė ganėtinai dramatiška, bet 2-1 išsiveršė prieki Thunder. Ir taip, ketvirtadienį ilgai lauktas momentas, Lietuvos krepšinio lygos finalas, tos komandos, kurių visi ir laukėme, Žalgiris prieš Rytą, Žalgiris ir Andrėja Trinkieri prieš Akiją, su savomis ambicijomis revanšuotis už praėjusį sezoną, istorija nauja, Keenanas Evansas pernai gavo traumą ir Žalgiris buvo sukrėstas, ten finale nenurašant Ryto žygdarbio iškovoti tą titulą, bet šiemet Žalgiris sveikas, Rytas prieš finalą prarado Seiveno Flegą, kuris nors Rytas turi labai ilgą rotaciją, dar ne visada moka ją gerai naudotis, bet Flego netektis, sakyčiau, prilyginčiau kaip Arno Butkevičių netektis Žalgiryje, tikrai svarbus yra amerikietis toje komandoje savo fiziškumu, gynybiniais gebėjimais ir pažiūrėsime, Rytas panašus dežavų jausmas kaip pernai, sunki serija su Vilkais, bet atrodo užsibūstino save, pasiruošęs sunkioms kovoms, kai Žalgiris realiai paskutinį rimtą mačą žaidė balandžio 11 dieną, kai baigėsi Eurolygos sezonas Stambule, vėliau 4. ratas apie nieką, atkrintamosios irgi sausos ir Žalgiris nelabai patyrė tokio rimto fiziškumo, tad čia gali būti vienas toks šokeris Žalgiriui pradėjus tą finalą, vis dėlto Žalgirio talentas jų pusėje, Francisco yra geriausias žaidėjas per abi komandas neabejotinai ir manau, kad nuo Francisco viskas labai daug priklausys ir jisai turėtų užduoti gerą toną. Šiai serijai spėju, kad Žalgiris apgins namų sienas ir iškovos pergalę 5-7 taškų persvarą. Penktadienį mažasis finalas persikėlė į Jonavą, kur Childreso, Briutono, Blizniuko trio sieks išlyginti seriją mano spėjimu ir galvoju, kad Mantas Šernis tikrai jau šį sezoną nekartą įrodęs, kad kaip gali tą komandą valdyti, kaip šitą komandą, kokį jinai turi talentą, kaip jis yra gerai atskleidžiamas, o kas 2 dienas žaisti Lietkabeliui yra labai sunku, tai manau, kad 7bet Lietkabelio tikslas iškovoti 1 pergalę per tas 2 rungtynes ir kaip didžiausi šansai tai padaryti namuose ją atidarant, manau, kad Jonavoje viskas klostysis pagal šeimininkų dūdelę, jie kontroliuos rungtynės ir iškovos ganėtinai užtikrintą pergalę, galbūt net 2-ženklę persvarą, tad 1-1. Čia Lietuvoje turėsim ir gerą šeštadienį. Žalgiris vyksta į sostinę, Vilniaus Rytas bandys ginti namų sienas, kur Žalgiriui pastaraisiais metais, ypatingai Andrėja Trinkieri eroje, yra sudėtinga laimėti ir abejoju, kad kas pasikeis. Rytas užaugo per seriją su 7bet Lietkabeliu. Nemanau, kad Žibėnas versis. Ta didelė rotacija, manau, kad 9-10 žmonių bus stabilus.
Ir Rytas namie vis tiek žaidžia su visai kita energija, įsijungia prie fanų, bando susilyginti tą nuolatos, akcentuoja ir trenerių štabas. Ir manau, kad šita serija nebus trumpa, nors nieko nenustebintų, jeigu Žalgiris viską greitai užsibaigtų, bet Rytas yra sunkus varžovas Žalgirio, atrodo viskas sukomplektuota taip, kad kauniečiai vargtų ir manau, kad čia šį sezoną užtruksime kaip ir pernai. Pernai Rytas laimėjo 3-1, manau, kad šiemet bent jau vieną pergalę Rytas tikrai iškovos, bet nenustebintų, jeigu serija prasitęstų. Manau, kad serija šeštadienį bus lygi ir į Kauno komandos vyks prie rezultato 1-1. Šią savaitę tiek, finalų savaitę, nepamirškite mėgautis krepšiniu, kadangi po to lauks pertraukėlė iki rinktinių krepšinio, tad paskutinės savaitės viską siekite ir iki kito karto.